Šį savaitgalį, penktadienį ir šeštadienį Vilniuje organizuoja mokytojų namai kartu su Vytauto Kernagio fondu labai didelį renginį – Vilniaus brodas gyvas. Šis renginys atspindi 7-8 dešimtmečio nuotaikas, kai tuometinėme Lenino prospekte rinkdavosi kūriantis, muzikuojantis jaunimas. Norime atgaivinti šitą hipišką atmosferą. Penktadienį nuo 15 valandos Gedimino prospektu nuo katedros bokšto laikrodžio pajudės hipių eisena, žygiuos iki Lukiškių aikštės. Mes labai kviečiame ir visus žmonės, kurie prisimena tą menišką dvasią tuometinio Lenino prospekto, atrasti to laikmečio rūbus, platėjančias kliošinės kelnes, gėlėtus marškinukus ar gėlėtas sukneles. Taip pat prisijungti prie mūsų eisenos tikrai bus labai gera nuotaika ir labai gera atmosfera. Atėję iki Lukiškių aikštės, ten stovės didžiulė scena, ten bus sukurtas brodo bufetas, kuris atspindės taip pat tą laikmetį. Bus ir ledų senoviniai tarybinių laikų vežimėliai, bus ir tokios trikampės sulčių kolbos, bufetavos bus to laikmečio galvos apdangalais ir žiursteliais, taip pat bus indai, aliuminio kotletukai ir grikiai, kai būdavo pagrindinis patiekalas tuo metu. Taip pat stovės skaitykla, taip pat galės nusifotografuoti fotoateljė, bus to laikmečio drabužiai, kur kiekvienas galės užsimesti tam tikrą drabužį ir nusifotografuoti. Radios Nachtwili.